Sveiki, čia Elta Kampas ir šiandieną mūsų studijoje yra Valstybės saugumo departamento direktorius Darius Jauniškis. Sveiki. Labadiena. Pone Jauniški, pradėkime mūsų pokalbį nuo vienos iš aktualijų. Šią savaitę The Wall Street Journal skelbė, jog vasarą lėktuvais iš Lietuvos į Didžiąją Britaniją ir Vokietiją DHL lėktuvais gabenti padegamieji užtaisai buvo Rusijos slaptos operacijos dalis. Jūs galite tai patvirtinti, kad tą, ką mes matėme, kas buvo fiksuota, tai buvo Rusijos žvalgybos operacija? Aš galiu tik tai pakartoti tą patį, ką ir sako generalinė prokuratūra, kurios rankose ir yra šitas tyrimas, tai plėstis aš tikrai negaliu ir kalbėti negaliu, nes esu varžomas įstatymu. Tai yra vyksta ikiteisminis tyrimas, jis yra, kaip ir generalinė prokurorė vakar minėjo, yra plataus matyt masto, kur jau yra ir sulaikyta keletas turbūt ir veikėjų tame. Tai, žinot, aš tikrai neneiksiu, tuo labiau, kad apie šitą dalyką yra pasisakiusios ir rimtų užsienio, sakykime, vakarų žvalgybos tarnybų, Vokietijos žvalgyba apie tai šneka, Britanijos žvalgyba apie tai šneka, Amerikos žvalgyba apie tai šneka, tai aš tikrai nepulsiu čia neigti, kad nieko iš to nėra, bet vėlgi sakau, matyt, mums reikia kantriai palaukti iki teisminio tyrimo baigties, tada ir matysim, kas yra iš tikrųjų. Visgi, skaitant ir įvairius komentarus viešoje erdvėje, gal tai nėra pati geriausia taktika, bet galima susidaryti tam tikrą įspūdį, kad kyla klausimų, kaip apskritai šita operacija nebuvo užkardyta. Yra ta informacija, kad asmuo, kuris siuntė tas siuntas, veikiausiai atsiskaitinėjo grynaisiais pinigais, irgi taip bandant mėtyti pėdas, naudojosi netikra tapatybė. Kaip jūs atsakytumėt tokiems keliantiems klausimus, o kodėl čia mūsų tarnybos tada nesuveikė, ar kaip tik suveikė? Aš tai nesakyčiau, kad nesuveikė. Suveikė, aš manau, kad jau vien tas faktas, kad yra sulaikyti asmenys šitoj ikiteisminiam tyrimė, kuris vakar buvo pasakytas, tai čia jau reiškia, kad tarnybos veikia. Aš tik tai noriu užtikrinti, kad institucijos dirba nuo pat pradžių ir iki šiol stipriai bendradarbiaujama yra šito klausimu. Tikrai yra tyrimas, aš manau, jis vyksta labai dideliais tempais. O atsakymas, ir čia tikrai nėra jokios bėdos. Atsakymas, kodėl negalima užkardyti, tai aš manau, kad, žinot, pasaulis nėra tobulas. Kaip čia bebūtų. Yra klaidų, aš tai neįvardinčiau čia jokiom klaidom, tiesiog yra dalykų, kuriuos yra labai sunku, matyti, susekti ir užkardyti. Jeigu mes galvojam, kad mes gyvenam idealiam pasaulyje, kur yra viskas, yra galima užtikrinti, žodžiu, visą saugumą, tai dėja taip nėra. Aš manau, kad nei viena valstybė nėra apsaugota nuo, sakykime, tokių labai netikėtų išpuolių. Aš paimčiau tokį pavyzdžių, galų gale ir Izraelio pavyzdį, kai prieš metus, spalio 7 dieną, kai buvo užpulta, irgi ir turėta turbūt visa informacija buvo, bet vis tiek tas atsitiko. Tai vėlgi, nenorėkime, kad mes turėtume idealias tarnybas, kurios iš tikrųjų čia seka kiekvieną ir žino kiekvieno mintis ir intencijas. Tai dėja taip nėra. Iš tikrųjų, sakau, dar kartą negyvenam idealiam pasaulyje. Ir matyt, tokiu atveju ir kiltų klausimai apskritai dėl žmogaus teisų užtikrinimo, jeigu kiekvienas būtų, taip sakant, prižiūrėtas. Apie ką ir šnekam, tai žinot, čia yra ta amžina dilema. Tai yra, sakykime, Valstybės saugumo departamentas, žinoma, norėtų daugiau turbūt galių, sakykime, irgi užkardantas grėsmės, bet tuo pačiu yra lygiai taip pat yra rėkiama ir apie žmogaus teisės. Tai, ir tą reikia būtina atsižvelgti, todėl kad tu negali kiekvieno sekti ir kiekvieno prižiūrėti. Jie neturim nei žmonių, nei galimybių, nei ko gero ir visiškai nenorim pažeisti šitų žmogaus teisų aspektų. Tai reikia, sakau, gyvenam tokio įdomioje dilemoje. O vėlgi laikai šiais laikais jie tikrai yra labai neramus. Kalbant apie tuos neramius laikus, kokias dabar jūs tendencijas tų priešiškų valstybių operacijų matot? Kas viešumoje buvo, tarkim, šiais metais? Įvairūs paminklų išniekinimai, vėliavų išniekinimai, įvairūs melagingi pranešimai apie sprogmenis mokyklose, kitose įstaigose. Aišku, dabar matant, sakykime, tą DHL lėktuvų atvejį jau atrodytų, bent jau žmogui, kuris galbūt nesisuka tam žvalgybos pasaulyje, kad tarsi
siekiamas kažkoks aukštesnis pavojaus laiptelis. Tai, žodžiu, koks jūsų tas yra matymas? Gal mes iš tikrųjų čia matome kažkokį tendencijos pokytį ir intensyvėjimą? Na, tai aš manau, kad esate visiškai teisi. Ir valstybės saugumo departamentas apie tai yra įspėjęs ir yra pasakęs, kad mes galime laukti, sakykime, tokio hibridinio atsako iš Rusijos pusės. Ir ką mes matome šiuo metu, tai yra tas ir panašu ir vyksta jau visi ištisi metai. Tai yra, vėlgi prasidėjo nuo monumentų išniekinimo. Keletą kartų tas buvo pakartota, po to mes turėjome vėlgi skambučius irgi ten prieš prezidento rinkimus, kiek aš atsimenu, ir iki to dar, žodžiu, kai ten masiškai yra skambinama ir bandant sukelti tą tokią chaosą, žodžiu, ir sumaištį valstybėje. Tai čia tik tai, aš manau, kad čia yra tik tai keletas įrankių, kuriais Rusija naudojasi. Ir nenorėkime, kad jie nustotų, jie ko gero tą ir darys. Bet ar tie įrankiai stiprėja, ar mes einame... Kaip mes matome, taip. Tai aš manau, kad akivaizdus pavyzdžiai yra perinama ir prie cyberatakų, informacinis karas, kuris, tiesą sakant, jis vyksta jau, matyt, nuo tada, kai mes jau nepriklausomybę paskelbėm. Iš tikrųjų, psichologinis spaudimas yra kiekvieną dieną. Putino veidai žiniasklaidoje ir Medvedevo ar dar kažkokių veikėjų irgi su visokiai grasinančiom žinutėm ir įspėjimais ir vakarų pasaulyje ir tiesiogiai Lietuvai jie pastoviai yra kartojami. Tai čia yra vėlgi ta pati dalis to hibridinio karo, kurį Rusija vykdo. Kalbant apie tą informacinį karą, koks čia yra vaidmuo su ta vadinamąją penktąją kolona? Mes ir rinkimų kontekste matėme įvairių ir į Seimą, ir į prezidentus kandidatuojančių politikų, kurie tikrai kalbėjo pakankamai antivalstybinius dalykus, prokremliškus, prorusiškus dalykus. Net nereikia ieškoti ir politikų, yra ir kitų įvairių, nežinau, pavadinsiu gal visuomenininkų, jeigu galima tai pavadinti, nors iš tikrųjų būtų sunku pasakyti, kad tie žmonės veikia, kurie iš tikrųjų skleidžia tiesioginę dezinformaciją. Vienas iš tokių galbūt pastarųjų pavyzdžių, tai apie tai buvo neva pranešta, kad Kuršių nerijoje, Rusijos pusėje, Kaliningrado pusėje, neva tai Iskander raketų paleidėjai yra išstatyti, ir neva tai išnekinamas kažkoks ekspertas, kuris patvirtina tokią informaciją, nors valstybės sienos apsaugos tarnyba patikino, kad ten yra tiesiog sienos stebėjimo kameros ir ne jokios raketos, ne jokie paleidėjai. Kalbant apie tą penktąją koloną, gal įžeidžiai pasakysiu, bet ir kai kuriuos vadinamus tuos naudingus idiotus, kuriais bando pasinaudoti priešiškos jėgos. Mes čia irgi matome kažkokį suintensyvėjimą, nes apie jų verbavimą ir bandymą prikalbinti jau buvo kalbama ir anksčiau, ir grėsmių ataskaitoje, bet būtent kalbant apie tą žmogiškojo faktoriaus įtraukimą, čia matome irgi intensyvėjimą. Tam tikras intensyvėjimas yra, tik tai reikia pasidžiaugti tuo, kad jie neįgauna tos jėgos ir aš manau, kad Seimo rinkimai parodė, kad vis dėlto tos, sakykime, tokie atvirai prorusiški veikėjai, jie tiesiog yra tautai nepriimtini ir jų tiesiog neišrenka. Bet ką aš noriu pasakyti, kad mes visą laiką tokių žmonių turėjom. Ir žinot, mes gyvenam demokratinėje valstybėje ir kiekvienas turi teisę reikšti mintis, kokias jisai turi atvirai, kol tos mintis neperina į tam tikrus pavojingus dalykus. Kai yra atviras kenkimas valstybei, sakykime, arba įmamasi kažkokių sabotažų veiksmų ar dar kažką, tai tada jau perinama į kriminalinį jau, sakykime, tyrimą ir tas, ką gali baigtis ir tas žmogus gali būti nubaustas ir sakykime, eliminuojama, taip yra grėsmė. Vėlgi, neturėkime iliuzijų, kad nebus žmonių tokių, kurie yra tiesiog, galbūt ar nemokėdami kalbos, ar tiesiog dėl kažkokio siauro intereso, žodžiu, vėlgi sėdi tam tikroje informacinėje erdvėje, ten rūksta ir prisirenka tų vadinamų sąmokslo teorijų. Iš tikrųjų, nes jos, sakykime, tos sąmokslo teorijos kūriamos Rusijos. Ir čia dalyvauja, mes tiksliai žinome, kad dalyvauja ir spec tarnybos, ištisi institutai dirba prie, sakykime, tų
žinučių tam tikrai auditorijos, tam tikram auditorijos sluoksniui, kurios yra suformuluojamos, sakykime, viduriniam sluoksniui, ten žemesniam sluoksniui, sakykime, žemesnių intelektų žmonėm. Tai tas yra dirbama iš jų pusės ir jinai nepaprastai paveiki, sakykime taip, nes, ogi vėlgi, sakykime, soc tinklai naudojasi dirbtiniu intelektu ir vieną kartą užtenka kliktelti, sakykime, kažkokio dominančio straipsnio susijusiu su Rusija arba su kažkokia sąmokslo teorija, tau po to išmes 10 šimtus tokių panašių straipsnių, kur tu gali tiesiog paskęsti. Tai čia yra, didžiausia problema yra matyti, yra tų žmonių gebėjimas atsirinkti, kuri yra informacija tikra, kuri netikra. Bet aš be jokios abejonės neatmetu ir piktybiškumo. Yra piktybiškų žmonių, turbūt su tam tikrais kėslais, iš tikrųjų, ir tam tikrais turbūt lūkesčiais patekti į Seimą, daryti vėlgi įtaką, sakykime, nes jam taip atrodo, jisai turi teisę tą reikšti, bet vėlgi sakau, kol to neperina į, sakykime, tokį kažkokį tai atvirą kenkimą valstybėje, atvirą veiksmą prieš valstybę ir piliečius, tol mes, sakykime, mes nesame tie, sakykime, ta institucija, kuri turėtų paimti ir suimti kažką. Tai tiesiog tai yra akivaizdu. Dar kalbant apie rinkimus ir taip, prisimenant šiais metais skelbtą grėsmių ataskaitą, joje kalbama apie Kiniją ir kalbama iš tos pusės, kad Kinijos žvalgyba itin domisi Lietuvos vidaus politika ir ypatingai rinkimais. Mes šiais metais jų turėjom praktiškai visus išskyrus savivaldos. Ir kad ieškoma asmenų, kuriuos būtų galima įtraukti į tą tinklą, su kuriems siūloma bendradarbiauti. Kaip pasireiškia šituo laikotarpiu ir Seimo rinkimų, ir prezidento, Europos parlamento rinkimų, tas Kinijos domėjimasis? Ką jūs čia stebėjote? Stebėjome susidomėjimą be jokios abejonės iš jų pusės. Jos domino vis dėlto, kokie politikai daugiau yra tokie prokiniški būtų ir jos be jokios abejonės jų interesas yra, kad jų daugiau ateitų į valdžią, tam, kad pakeisti dabartinį status quo. Ir be jokios abejonės tai yra jų interesas, todėl kad juos erzina Lietuvos pozicija, kuri yra šiaip tai labai teisinga ir Taivanio atžvilgiu, ir sakykime, Kinijos tos pačios, kuri autokratinė yra valstybė irgi atžvilgiu, ir tie visi veiksmai juos erzina ir jiem reikėtų tą, sakykime, status quo pakeisti. Tai be jokios abejonės mes nematėme tiksliau ir nefiksavome kažkokių tai akivaizdžių bandymų paveikti, bet interesą mes matėme, be jokios abejonės. Ta prasme, ir kitas dalykas tai yra kibernetinės operacijos, tai yra kibernetinės, sakykime, veiksmai, per kuriuos irgi bandoma surinkti tam tikrą informaciją, žodžiu, ir tam, kad žinoti tiesiog, kas darosi šitoje valstybėje ir, sakykime, galbūt įsirenkia tam tikrus taikinius, kuriuos po to galima būtų paveikti, tam, kad pakeisti, sakykime, Lietuvos nuostatas Kinijos atžvilgiu. Tai ir ką aš norėčiau pabrėžti, kad ta prasme, mes dabar turėtume ypatingai būti atsargus su savo pareiškimais, todėl kad iš tikrųjų mus stebi tiek Kinija, tiek Rusija, tiek ir kitos šalis, sakykime, ir kiekvieni mūsų, sakykime, tokie vieši pareiškimai apie kažką tai šiltinimą ar dar kažką, tai jie be jokios abejonės yra fiksuojama jų galvoje ir jie tada jau iš karto fiksuojasi ir galvoja, kaip mes čia galėtume tada dar labiau paveikti, dar kažkaip paspausti, kad vėlgi savo susikurti kažkokias patogias sąlygas deryboms ar dar kažkam. Kaip tik ir norėjau, sekantį klausimą turėjau apie tuos pareiškimus. Turėjome Seimo rinkimus, formuojasi dar naujoji valdančioji dauguma, bet jau iš rinkimus laimėjusių socialdemokratų yra tų kalbų ir iš kandidatų į premjerus apie galimą santykių normalizavimą su Pekinu, bent jau grąžinimą į tą ambasadorių lygmenį. Ir vėlgi grėsmių ataskaitoje buvo kalbama, kad Kinijos žvalgybos turi ribotas galimybės veikti čia Lietuvoje ir vien dėl to, nes yra reikšmingai sumažėjęs diplomatinės atstovybės, pajėgumai yra reikšmingai sumažėję. Jeigu iš tikrųjų
aišku, dabar viskas yra tik pareiškimai ir jūs sakote, ar ne, reikėtų atsargiau su tais pareiškimais, nes visi juos stebi, visi jų klauso. Ta pati Amerika klauso, kuri taip pat išsirinko naują prezidentą, mes žinom ir Amerikos požiūrį į Indijos ramiojo vandenyno visą regioną. Bet jeigu iš tikrųjų Lietuva atnaujintų tuos ar normalizuotų santykius su Pekinu, mes vėl turėtume čia Kinijos ambasadorių, kokius iššūkius papildomus tai mūsų žvalgybai keltų? Na ir vėlgi, nes ataskaitoje kalbama, ar ne, atstovavimas sužemintas ir ta žvalgybos veikla Kinijos yra irgi apribota. Tai čia, taip sakant, atidarytumėm Pandoros skrynę, ar čia būtų šiek tiek per aštru, per drąsu, taip sakyti? Na, aš prognozuočiau, kad taip, tai be jokios abejonės. Tada su ambasados statuso grįžimu automatiškai atsiranda tam tikros galimybės, žinot, ir tada automatiškai suintensyvėja ta, sakykime, žvalgybinė veikla. Tai aš prognozuočiau, kad jinai būtų atnaujinta, žodžiu, tada mes turėtume daugiau darbo, vėlgi, tada atsirastų dar viena valstybė, kurią reikėtų, sakykime, taip, labai stipriai stebėti, kas vyksta, nes turėti iliuziją, kad Kinija čia atvažiavus, sakykime, kuri šiaip yra pakankamai priešiška dabar mums, tai ir nieko čia nedarytų žvalgybinė prasme, tai turėtum būti labai naivus. Tai aš vėlgi sakau, tai mums iššūkių būtų daug daugiau. Na, skeptikai tų idėjų normalizuoti santykius su Kinija kalba, kad reikia įvertinti visas tas aplinkybės, galbūt daugiau kalbama apie tą diplomatinį lygmenį, ar ne, kaip Lietuva atrodytų tų pačių sąjungininkų amerikiečių akise, bet, jeigu visgi tokios idėjos imtų realizuotis realiais veiksmais, valstybės saugumo departamentas veikiausiai, teiktų savo nuomonę ir tokią poziciją ir oficialiai valstybės vadovams, kad gal nereikėtų. Jeigu būtų poreikis, tai žinoma. Pereikime dar prie kitos temos. Naujasis Seimas turės priimti kitų metų biudžetą. Jis jau yra pateiktas. VSD finansavimas kitąmet yra šiek tiek padidintas, 1,3 milijono, bet vėliau tam trimečiame biudžete asignavimai ženkliai mažėja. Ir tarkim 2026-aisiais jau numatyta, kad nuo maždaug 53 milijonų finansavimas mažės iki 47 milijonų. Prezidentas Gitanas Nausėda, kad, sako, kad departamentas yra stekenamas tokiais skaičiais ir tokiu finansavimu. Sutinkat, departamentas jaučiasi stekenamas? Aš tvirtai pasakysiu taip, todėl kad aš jau vieną kartą išėjau ir pasakiau apie problemą, su kuria susiduria departamentas. Iš tikrųjų, tų lėšų trūksta ir visą laiką jų trūko. Ir vėlgi ten primetimas ten poros milijonų ar milijonų reikalo tikrai neįsprendžia iš tikrųjų. Ir mes jau ir minėjom, sakėm, kad tai neatitinka šių dienų realijos tas biudžetas. Ir jį nereikėtų mažinti, o kaip tik didinti, nes aš nemanau, kad 26 ar 27 metais ta geopolitinė situacija taip staigiai pagerės, kad mes galėsime nusiraminti ir grįžti į tą pačią rutiną, kuri buvo prieš kokius 5 ar 7 metus. Deja, taip nebus. Tiesiog pasaulis eina iš proto ir tų, sakykime, sunkumų ir iššūkių jų ko gero tik daugės. Tai, sakau, vėlgi 1,5 milijonų nesprendžia klausimų. Aš minėjau apie 15 milijonų, tai yra minimumas, kurį mums reikėtų padidinti, tam, kad mes galėtume atliepti, sakykime, į visas šitas grėsmės ir iššūkius, kurie mūsų laukia ateityje ir dabar jau yra. 15 milijonų yra tas lūkestis papildomo finansavimo, kad, vėlgi, įsivaizduotų ir klausytojas, ir žiūrovas, jeigu patvirtinamas toks biudžetas, koks yra numatyta dabar kitiems metams, šiek tiek daugiau negu 53 milijonai. Ko VSD negalės padaryti? Kur bus kažkokios skylės, spragos likusios, negavus to papildomo finansavimo? Nes žinot, žvalgybos institucijas, jų veiklą žmonės įsivaizduoja labai įvairiai, bet kalbant konkrečiai, kur bus kažkoks nepakankamas ar dėmesys skiriamas, kur gali būti skylės paliekamos? Skylės, taip. Pirmiausia, tai būtų skylės, ko gero, mūsų progrese. Tai yra skaitmena, technologijos tam tikros. Tai yra iš tikrųjų todėl, kad tam, kad tu būtum galų gale bent jau, sakykime, arti
prie sakykime, tų vakarų žvalgybų standarto, tu turi atitikti tam tikrus kriterijus. Taip, tai yra, o technologijos šiais laikais tai yra vienas iš pagrindinių, sakykime, kriterijų, kurių dėka iš tikrųjų yra pasiekiama daug, sakykime, žvalgybos srityje. Kitas dalykas, vėlgi, labai būtų sunku, ko gero, kontroliuoti migracijos, žodžiu, visus šitos procesus. Migracija yra tikrai, taip aš suprantu, ekonomiškai tai yra labai naudinga, bet Valstybės saugumo departamento užduotis yra užtikrinti, kad tie žmonės, kurie pas mus atvyksta darbui ar gyvenimui, jie turi būti patikrinti visais įmanomais būdais, kad mes neturėtume tam tikrų rizikų. Vėlgi, tai aš tą minėjau, tai yra ir kontržvalgybinės rizikos, ir tiksliau terorizmo, sakykime, rizikos tam tikros, kur tu turi būti tikras, ką tu įsileidi, nes todėl, kad jeigu mes įsileisim, po to reikės trigubai dirbti, tam, kad, ta prasme, įsiaiškinti nusikaltimą arba užkardyti kažką tai kam tą daryti, jeigu mes galėtume tą dalyką pasitikrinti iš anksto, sakykime, o yra tų mechanizmų, tai būtų daug lengviau ir mūsų piliečiam matyti, ir mes išvengtume tam tikrų rizikų ir grėsmių ateityje. Tai čia dar vienas aspektas. Tai vėlgi, galų tos pačios informacijos užtikrinimo prasme, slaptos informacijos užtikrinimo prasme, kad aš galiu atvirai pasakyti, aš labai nesu patenkintas, nes su informacija mūsų valstybėje elgiamasi pakankamai atsainiai, sakyčiau, kai kuriais atvejais. Ir tie, sakykime, tos informacijos slaptos nutekinimai iš tikrųjų kenkia ir mūsų reputacijai, žodžiu, ir kenkia mūsų valstybės interesam. Ką jūs čia turite omeny? Nes dabar į mintis ateina daug atvejų, tarkim, ir NATO samito atvejis, bet čia ir apie politikus, kai kuriuos galima kalbėti, matyti. Galima ir visus paliesti, ir politikus, ir žurnalistus, ir dar ką, nes tikrai kartais atrodo, kad tos informacijos yra su slaptumo elementais yra tikrai truputį per daug. Užsiminėt apie migracijos srautus ir kad irgi tas nepakankamas finansavimas gali daryti įtaką tam, kaip departamentas galės patikrinti tokius asmenis. Čia šiek tiek susijęs klausimas. Seimas yra priėmęs tam tikrus ribojimus, kad bus kvotos, ar ne, kiek gali atvažiuoti tam tikrų darbuotojų į Lietuvą iš trečiųjų šalių. Kaip jums šitie ribojimai, ar jie pakankami, ar jie turėtų būti dar griežtesni, kad departamentas galėtų tinkamai susitvarkyti su tais srautais? Toks, gal šiek tiek iš šalies vertinimas, bet kadangi užsiminė, tai norėčiau paklausti. Matot, aš manau, kad Valstybės saugumo departamentas ir aš pats asmeniškai mes visada siekime maksimumo. Tai žinot, būtų aišku geriau, kad būtų tos kvotos kuo mažesnės. Taip, dabar aš kiek žinau, ten kalbama yra apie 40 000 panašiai. Tai su tuo srautu, ko gero, jeigu mums papildomų įrankių ir papildomų finansavimo skirtų, aš manau, kad būtų galima susitvarkyti. Be jokios abejonės. Kad buvo derinamas tas dalykas, bet tai yra skaičius, kuris iš tikrųjų, mūsų galva, tai yra ribinis, nes vėlgi dar kartą kartoju, su šitais pajėgumais, kuriuos mes turime, ir aš neveltui einu į eterį ir kalbu, kad, pradedam dūsti. Ir iš tikrųjų, o tai yra negerai, todėl kad man tai nepatinka. Ir todėl, kad departamentas tiesiogiai atsako už saugumą. Ir aš nenoriu atsakomybės po to nešti, vėl dėl to, kad, išeiti ir pasakyti, kad aš nebesusitvarkau. Tai tikrai yra negerai. Dabar kol kas susitvarkom, bet aš vėlgi sakau, mušu gongą, todėl, kad mums reikia daugiau ir mums reikia būti geresniem tam, kad mes užtikrintume valstybei saugumą ir ramybę. Apibendrinant tą VSD veiklos ir finansavimo klausimą, pataisykit, jeigu ne jūsų mintis, bet man atrodo, kad jūsų mintis, kad kažkada esate atsakęs, kad žvalgybos tarnybos yra integrali šalies krašto apsaugos sistemos dalis. Ir šiais metais esmingai didintas finansavimas krašto apsaugai, ar ne, buvo kelis mėnesius trukusios ir parlamentinių partijų diskusijos, ir verslo, darbuotojų atstovų diskusijos, ieškota tų kompromisų ir matome iš to, kas komunikuojama, investuojama, galima sakyti, į geležį, ar ne, oro gynybą, tankai, ginkluotė, bet atrodo, kad žvalgybos tarnybos lieka
tos krašto apsaugos sistemos prioritetų apačioje ir iš to, ką kalbate, tai akivaizdu jūsų vertinimu nėra adekvatu. Kas tada toliau, jeigu kalbame ar ne, tos diskusijos nuolat apie saugumą, apie gynybą, geopolitinė situacija negerėja, bet žvalgyba lieka tokia našlaitė, jeigu galima taip pasakyti. Nežinau, čia gal toks būrimas iš kavos tirščių, bet ar jūs apskritai turite kažkokios vilties ar tikėjimo, kad tas požiūris į valstybės saugumo departamentą dar gali pasikeisti ateityje ir gali apsisukti tas mąstymas? Aš labai tikiuosi, kad jis apsisuks. Aš tikrai galiu palyginimui pasakyti, nuo 15 metų, kai man atėjus irgi vadovauti, tikrai ta situacija tikrai buvo blogesnė. Dabar tikrai yra supratimas ir kas yra žvalgyba ir supratimas apie jos naudą. Tik tai galbūt kažkaip vis tiek reikėtų to požiūrio ir atsižvelgti, ką vis dėlto mes sakome, kad iš tikrųjų paraleliai su neinvestavimu, sakykime, bet išlaidom gynyboje. Gynybai turi būti didinamos išlaidos žvalgybai. Todėl, kad žvalgyba gali, iš tikrųjų, aš visą laiką sakau, sutaupyti daug lėšų. Todėl, kad mes, žinodami, sakykime, priešo pajėgumą, žinodami priešo intencijas, mes galėtume investuoti į tam tikrus dalykus, o ne šaudyti kažkur aplinkui, bandydami nuspėti. Vis dėlto, tai ar pataikysim ar ne? Po to paprastai pasirodo, kad nepataikom. Mes padarom kažkokį tai didelį pirkimą, brangų, o jis pasirodo yra po to visiškai nenaudingas, todėl, kad priešas turi kitokią kažkokią sistemą ar dar kažką. Tai čia tik vienas iš tokių pavyzdžių. Tai jeigu tu žinotum tiksliai, ką jisai turi, tiksliai, ką jisai galvoja ir tiksliai jo planus, tai tu gali išvengti krūvos ir dalykų, kurie būtų po to nemalnus siurprizas. Ir tuo pačiu sutaupyti daugiau pinigų. Ir, sakykime, ir pataikyti į 10-uką ar bent jau į 9-uką. Galų galia pateikdama informaciją ir ar tiek kariuomenė, ar sprendimų priėmėjams ir taip toliau. Tai aš jau nekalbu apie tam tikras žvalgybinės operacijas, kurios gali įspręsti daug problemų irgi mūsų pačių. Tai to, jeigu taip apibendrinant šitą klausimą, tai to integralumo prasme požiūrio, ar ne, kad žvalgyba yra integrali krašto apsaugos sistemos dalis, visgi dar trūksta. Ne, aš nemanau, kad supratimo trūksta, bet aš vėlgi sakau ne apie integralumą. Integralumas šiuo metu, aš tai turiu pasidžiaugti, yra tikrai geras ir sakyčiau, ir labai kokybiškas, nes vėlgi, kaip ir minėjau, labai stipriai bendradarbiaujam tiek su, sakykime, vidaus, čia, sakykime, saugumo užtikrinančiom institucijom, tiek su vidaus reikalų ministerijos padaliniais, iš tikrųjų, kriminalinės žvalgybos subjektais, tiek su generalinė prokuratūra, puikus bendradarbiavimas su karinė žvalgyba. Tai to integralumo kaip ir užtenka, bet aš tik tai sakau dar kartą, neužtenka turbūt to požiūrio, kad vis dėlto reikėtų daugiau lėšų skirti, nes mums iš tikrųjų reikia vytis pasaulio žvalgybos, iš tikrųjų, kurios yra labai svarbios ir kiekviena valstybė būtent remdamas į žvalgybinę informaciją daro tam tikrus sprendimus, tai aš turiu omeny kiekviena solidi valstybė turėtų daryti, remdamas į žvalgybinę informaciją daryti tam tikrus sprendimus, kurie būtų naudingi visai tautai ir visai valstybei. Visai pabaigai mūsų pokalbio, pakalbėkime ir apie jūsų kadencijos pabaigą. Liko pusmetis, pavasarį, balandžio mėnesį baigsis jūsų antroji kadencija vadovaujant Valstybės saugumo departamentui. Kas liko svarbiausio darbotvarkėje, pasakykim taip, padaryti per šitą pusmetį? Ir departamentui, galbūt ir jums asmeniškai, kaip institucijos vadovai? Yra daug dalykų, kuriuos labai dar norėtųsi padaryti, bet aš galvoju, paliksiu jau kitam vadovui. Manau, kad departamentas iš tikrųjų per 10 metų padarė labai stiprų progresą į priekį. Mes tiek, sakykime, tarptautinė prasme esam gerbiama institucija, su mumis yra norima dirbti. Iš tikrųjų, ir aš manau, kad pavyksta mums užtikrinti ir vidaus saugumo, ir sakykime, ir užtikrinti ir žvalgybos tam tikras galimybės, žodžiu. Ir esame tikrai matomi, ryškus, reikalingi valstybei. O darbų yra daug, bet, žinot, yra darbų tų, kurių, gero, aš nelabai galėčiau eteryje čia skleisti. Tai, žodžiu, tai yra palikta tų namų darbų, matyti, naujam vadovui, naujas vadovas, matyti, su naujom idėjom, matyti, kur link departamentas turėtų judėti. Bet vėlgi
sakau, departamentas yra pastatytas ant tvirtų bėgių, važiuoja į priekį. Iš tikrųjų, tai yra vėlgi labai kompetitinga institucija su puikiais žmonėm, labai kompetitingai žmonėm dirbančiais, atsidavusiais valstybei. Žodžiu, tai viskas yra puikiai ir gerai, bet vėlgi, minėjau, sakau, yra dar darbų, kurios reikėtų išbaigti. Kalbate, kad daug ką ir perduosit tęsti, ar ne, ir toliau daryti būsimam VSD vadovui ar vadoviai, nežinom, kas bus pateikiama, bet visgi, bene metus, jeigu nedaugiau, dabar bijau apsimeluoti, skaičiuojant, sklando, taip sakant, įvairių institucijų koridoriuose gandas, kad jūsų įpėdinis gali būti buvęs jūsų pavaduotojas, dabartinis prezidento Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas Kęstutis Budrys. Aš neklausiu jūsų, ar jūs, ar tai tiesa, ar netiesa, čia visgi prezidentas teikia šią kandidatūrą į VSD vadovus, bet kaip jūs vertintumėte Kęstučio Budrio kandidatūrą, ar tai būtų tinkamas žmogus pakeisti jūs? Visgi turi ir patirties, taip pat dirbant departamente, aukštose pareigose, ar tai būtų tinkamas žmogus? Žinokit, aš meluočiau savo ir visai tautai, jeigu sakyčiau, kad jis netinkamas. Tai yra puikiai tinkamas žmogus, aš manau, yra labai stipriai užaugęs, labai patobulėjęs ir tik geriausi prisiminimai irgi mano yra dirbant su juo ir aš manau, kad tai būtų puikiai kandidatūra pakeisti mane šitoj pozicijoje. O ar jau sugalvojot, o gal jau ir turit planą, ką jūs veiksit po pabaigęs kadenciją departamente? Minčių yra tikrai daug, bet kol kas aš beveličiau nekalbėti apie tai, dar ankstoka. Liksite dirbti valstybei vienokią ar kitokią formą? Nežinau, gal eisiu savanoriauti ir ilsėtis. Čia daug variantų yra. Pažiūrėsim, kaip bus po to pusmečio. Ačiū Jums labai už pokalbį. Primenu, kad kalbėjome su Valstybės saugumo departamento direktoriumi Dariumi Jauniškiu. Laidą vedžiau aš, Augustė Liberytė. Iki kitų kartų.